Taip, pirmoji Wolves bet ataka šiose rungtynėse. Andriusas išsiskiria kamuolį Taylorui, Tayloras Brooksui. Brooksas laisvas iš vidutinio nuotolio pelno pirmuosius 2 taškus. Alessandro Magro padėjo 5 legionieriais, visi 5 amerikiečiai. Na, va, Tayloras pusiau švedas, pusiau amerikietis, čia jį paleidžia nedovanotinai panevėžiečiai. Šio žaidėjo tik tai antrasis rungtynės Lietuvoje, aišku, buvo dar vienas Europos turėje, bet tie metimai iš vidutinio nuotolio tikrai yra jo duona. Čia Wolves atsakymas, Tayloras, 2 žaidėjai prie jo, dabar pritraukia ir trečią, pats pasirenka atakuoti krepšį, dar 2 taškai. O kaip gerai, Rukštavičius dešinę pusę, Kavanų ištvėrė dabar. Geras. Short rollas, ideali ataka ir Brooksas. Na, tenka pasakyti, kad ta Turkijos komanda tikrai yra kietas riešutėlis, tą patį galim pasakyti apie Ankaros Turk Telekom ekipą, kuriai nusileido panevėžėti. Na, čia jau buvo absoliučiai, atrodo, vos nepametę kamuolį Vilniaus Wolves krepšininkai, bet sugebėjo iškišti jį Brooksui ir dar 2 centro taškai. Bičkauskis. Taip, ir dažnai kombinuoti ir mišrė gynybą taiko Alessandro Magro, bando pateikti staigmeną varžovams, tai buvo ir Europos taurės turnyre ir mače su Jonavos ekipa. Sustoja kaip į aikštės gynybą. Laimi prieš varžovus, kol kas panevėžiečiai. Netikėjau, šiaip prognozavau, žinok, tik niekam nepasakau, Vilkų pergalė šiose rungtynėse. Žemaitis iš kampo tildo panevėžiečių publiką. Žiūrim, ką darys Vilkai, parodė derinį. Koloidzakis Andriusui neleidžia priimti kamulio. Taip, na tikrai įspūdingai gynyboje, kol kas žaidžia Koloidzakis, o čia Tarmanas savo norų. Taip, suklaidina Matą. Aš norėjau gali geriau į Žalgirį jį po tokio epizodo. Atgal į Žalgirį. Kai tuo tarpu Wolves įmetė vos vieną, Jogėlą bando atsiteisti Koloidzakiui taiklų. 35-23. Niekas nepribėga prie Tayloro, daug erdvės, daug laiko. Ir keista, Koloidzakis neiškėlė rankas, nors galėjo tą padaryti. Kavanas vėl nedengiamas ir baudžia. Laikrodį ir prašo vandens pertraukėlės. Daug gražių epizodų šiandien matėme ir tą Lavrinovičiaus tritaškį atšokus, bet grįžtame į tiesioginį Brookso užtvarą. Ten šiek tiek slysteli Bičkauskis, bet pozicijos nepraranda. Kaunas atsikrato kamuolį, Brooksas iš vidutinio nuotolio sėkmingai. Ir tikrai puolime daug gali. 8 sekundės, įmetamas kamuolį. Brookso puikiai gynyba. Išėjo iš priekio amerikietis, perimtas kamuolys, greita kontrataka ir bando suklaidinti varžovus. Prieš 2 su Minetu. Vėl stepautas. Iki galo Andriusas ir vis dėlto. Tikrai sunkoka atkarpa ukrainiečių, jį keičia Dovis Bičkauskis, o čia slysteli Varnas suteikia akimirką laisvės Andriusui ir, na, patyręs amerikietis. Vėl bandymas Stagerį atlikti, bet kita opcija. Kartą į kairę. Prieš Koloidzakį. Dar 2 taškai ir čia, na, matome klasę. Net Koloidzakis. 2 žaidėjai prie Andrius. Dviese atakuoja Andrius. Oi, Kavano koks idealus perdavimas Brooksui ir Brooksas bruka kamuolį iš viršaus. Kavanas ant suolo. Tai, vienintelis iš startinio 5 Andriusas žaidžia. Atakuoja iš toli ir Koloidzakis jau nesugeba sutragdyti amerikiečių. Andriusas prie jo, Maldūnas iškart paprašė pagalbos, atėjo Bičkauskis, bet ištampyta panevėžiečių gynyba ir jau, na, akivaizdu, jog turėjo Blaževičius. Garsus panevėžiečių fanai, 5 sekundės atakuoja Blaževičių, Bičkauskis puikiai numeta kamuolį Lavrinovičiui, bet šis gauna dar geresnį Tarmano bloką. Bet dabar Vilkai griauna panevėžiečių derinius ir bando šeimininkai gelbėtis pavienėmis pastangomis. Čia geros užtvaros ir Kaunas visiškai laisvas, kiek toliau. Dabar jau skaitas asmeninės pražangos, bet vis dėlto 2 asmeninės dabar turi. 4 turi Stepanovičius. Kaunas, taiklus metimas, man atrodo, čia Maldūnas turėjo vis dėlto. Wolves gali bėgti į greitą puolimą. Kaunas, ar bus 3 iš eilės? Ką išdarinėjo Kaunas? Kas nėra Koloidzakio, taip gali pralaimėti panevėžiečiai, aišku, didelis krūvis graikui, bet jis gali geriausiai prasiveršti iš visų 7bet Lietkabelio žaidėjų. Klaidinamųjų judesių ir 22 numeris pelno 2 taškus ir lygina. Nepailsdamas spaudžia Andriusas Bičkauskis. Minko kamuolį Bičkauskis ir klysta Dovis. O dabar jau Kavanas prieš Koloidzakį.
laimi šią dvikovą Kavonas, 2 taškai ir Prisidengė Kavonas štai. Ir ilgai negali grąžinti kamuolio, išmetamas Tarmanui, Kalaidzakis net nebando siekti jo metimo ir pataiko dar 3 taškį.